virš 270 dalyvių. Tai iš tikrųjų gausus. Skiriasi tuo, kad šiais metais įvedame atgal vėl komandinės rungtis, todėl kad pernai pakeitėm čempionato visiškai struktūrą ir sistemą ir pamatėm, kad sutaupom tikrai daug laiko ir neorganizuosim atskirai komandinių rungčių čempionatų, suintegravom į vieną ir pasiteisim. Šiais metais čempionatas pasižymi ko gero dalyvių gausa, ką parodė ir suaugusių rungtyse dalyvaujančių dalyvių skaičius. Džiugu žiūrėti, kad daug jaunimo labai, o kas liečia suaugusius, tai malonu matyti, kad vis daugiau atsiranda aukštų diržų. Tai šiais metais turime kaip niekad daug dalyvaujančių su tamsiais diržais, tai yra rudais, juodais. Ir be abejo, tokiose rungtyse, kai yra dalyvių skaičius, labai malonu dalyvauti. Jeigu mes kalbėtumėm apie jaunąją grupę, vaikus, tai manau, kad ir tėvai, ir vaikai gauna didžiausią kiekį emocijų. Ir čia tikrai yra klausimas, kas daugiau, ar vaikai, kurie kiekvieną dieną rutininės turi treniruotės, iš tikrųjų siekia rezultato ir jį parodo, kas labiau džiaugiasi, ar jie, ar tėvai. Man atrodo kartais, kad tėvai. O iš suaugusių tai tikrai džiaugiasi ir patys sportininkai, todėl kad praeina kvalifikacija į Europos čempionatą atranką, tai yra svarbus indėlis į taškų kraitelį, kai mes formuojam rinktinę. Dalyvavimas Lietuvos čempionate. Ir aišku, labai smagu tiek pat klubo kolegom ir žiūrovam ir tiem patiem jauniem vaikam pamatyti save, koks aš galiu būti po 10 metų, kad aš turėsiu ne baltą, geltoną, oranžinę ir mėlyną diržą, o būsiu su juodu diržu. Ko siekti?